Šiuo metu Rusijoje vyksta kažkas tokio, kas niekada anksčiau nebuvo nutikę Rusijos istorijoje. Rusijos ekonomikai žlungant ir karui katastrofiškai klostintis Vladimirui Putinui, viena konkreti žmonių grupė tyliai pradėjo ruoštis režimo pasikeitimui šalyje. Ir ta grupė yra artimiausias Putino sąjungininkas. Turiu omenyje pačią Kinijos komunistų partiją. Pribloškianti nauja ataskaita teigia, kad Pekinas tyliai kuria tiesioginius ryšius su konkrečiais Rusijos pareigūnais, kurie tikėtina valdys šalį po Putino. Ir lyg to būtų negana, tai ne tik Kinija. Net tokias įmonės kaip Wildberries dabar atsisako Putino, o Rusijos kaimynai jam tiesiai šviesiai sako: "Ei, turi baigti šį karą." Rusijai reikalai prasti. Net ir pačioje Rusijoje vis daugiau žmonių dabar tiesiogiai ragina Putiną nutraukti šią specialią karinę operaciją. Situacija tapo tokia bloga, kad FSB dabar griebėsi žudyti žmonės, kurie kritikuoja valdžią. Taigi šiame vaizdo įraše noriu jums papasakoti, kaip per pastarąsias 2 savaites pradėjo byrėti Putino sąjungininkų sistema. Kodėl Kinija elgiasi kaip šalis, besiruošianti Putino mirčiai? Ir kodėl? Vienas konkretus plakatas Pekine pasako mums viską, ką reikia žinoti apie tai, kokie geri yra Xi Jinpingo ir Vladimiro Putino santykiai. Ir žinoma, šiame vaizdo įraše turime pakalbėti apie Iraną, nes panašu, Iranas ruošiasi bombarduoti Ukrainą. Taigi pradėkime. Mano vardas Semas, jūs žiūrite Verslo pagrindus ir pradėkime nuo pačios netikėčiausios viso to dalies. Dabar noriu pakalbėti apie tai, kodėl Kinijos komunistų partija ruošiasi Putino žlugimui. Bet prieš tai leiskite parodyti jums šį klipą, kuriame Rusijos darbininkas tiesiogiai kreipiasi į Putiną, ragindamas jį sustabdyti šį karą. Tai darbininkas, kuris nebijo rizikuoti savo gyvybę. Pažiūrėkite. Prašau, kaip jūs jaučiatės? Nusivylimas. Dėl ko? Mūsų valdžia. Kodėl? Nes jie leido tam įvykti. Faktas, kad Taiki, iš esmės įstaiga, kuri užsiema apatinių, padangų ir sportbačių tranzitu, buvo apšaudyta priešiškos pusės. Ar regioninės valdžios, ar federalinės. Žinoma, federalinės, jos tiesiogiai atsiskaito. Federaliniai valdžiai. Kokį skirtumą daro, ką daro regioniniai? Svarbiausia yra federalinė valdžia. Ir kai prasidėjo smūgiai Maskvoje? Tame sandėlyje Maskvoje, Sankt Peterburge. Ar manai, kad tai pasieks mus? Žinoma. Kodėl? Nes prisimenu, kai buvo smūgis į Tatliną centre, aš nuėjau į smūgio vietą pačią dieną. Atsižvelgiant į tą, kaip viskas buvo ten ir kaip jie net neišvaikė žmonių. Buvo akivaizdu, kad mes visiškai neturime apsauginės organizacijos ir bus smūgių. O ar čia yra aukų? Jie kažką išsivedė, bet atrodo, kad tai tikrai tik nuo karščio, nes labai karšta. 38 laipsniai. Arba kažkas panašaus lauke. Ar tavo noras, kad SMO greičiau pasibaigtų, padidėjo? Natūralu, kad po velnių žinoma. Jis visada buvo didelis. Bet kokiu atveju, bet dabar? Ne, tai tiesiog per daug. Bet kokiomis sąlygomis ar kokiomis nors konkrečiomis? Taip, bet kokiomis sąlygomis. Konkrečios sąlygos netinka ne vienai pusiai. Tiesiog užbaikite taip, kaip yra ir viskas. Dabar žinoma, turiu tai pabrėžti. Jo teiginys nėra visiškai tikslus. Jis sako, kad Wildberries, Rusijos Amazone, prekiauja tik apatiniais drabužiais ir namų tekstile. Tai nėra visiškai tiesa. Pažiūrėkite į šiuos ekrano vaizdus iš svetainės, ką jie pardavinėjo prieš prasidedant šiems Ukrainos smūgiams. Matote kovinės liemenes, karinės kokybės taktinę įrangą, dronų komponentus, bombų numetimo sistema FPV dronams. Visą tai galima užsisakyti ir gauti jau kitą dieną. Ir jūs netgi galite išsiųsti tai į fronto liniją. Taigi, jei esate žmogus norintis paremti karius fronte, jūs galite sumokėti už tokį dalyką ir jis bus pristatytas žmonėms fronte. Ir tai dar ne pati šokiruojančiausia dalis. Kaip žinote, tai yra Rusijos Amazon versija. Jie kontroliuoja maždaug pusę elektroninės prekybos rinkos Rusijoje. Tai reiškia, kad jie turi milžinišką logistinę infrastruktūrą. Ji buvo tokia didelė, kad Rusijos vyriausybė ir Rusijos kariuomenė naudojo šios įmonės logistinę infrastruktūrą aprūpinti fronte esančius karius. Būtent dėl šios priežasties Ukraina smogė tiems sandėliams. Ir žinote ką? Šie smūgiai veikia, nes Wildberries ką tik padarė kažką tikrai šokiruojančio. Anksčiau buvo kategorija susijusi su SVO. Tai yra rusiškas specialiosios karinės operacijos pavadinimas. Ta kategorija buvo tyliai pašalinta iš svetainės vos praėjusią naktį. Dabar nežinau, ar Putinas dėl to bus patenkintas, bet tai mums pasako vieną dalyką. Ukrainos smūgiai veikia. Pažiūrėkite. Ši įmonė bent jau slepia savo ryšius su kariuomenė. Dabar žinoma, jei ieškosite konkrečių prekių, pavyzdžiui, jei ieškosite taktinės įrangos ar liemenės, vis tiek rasite prekes, kurias svetainė pardavinėjo prieš pašalindama šią kategoriją. Vienintelis dalykas, kuris dabar dingo, yra pati kategorija. Anksčiau jie turėjo kategoriją, kuri vadinosi SVO – specialioji karinė operacija rusų kalba. Dabar jie neturi tos kategorijos, taigi techniškai tai nėra tikras išdavystė. Tačiau šiame vaizdo įraše aptarsime išdavystės, su kuriomis susiduria Putinas, kaip tą, kurią ką tik padarė Kazachstano prezidentas Putino akivaizdoje. Jis sėdėjo šalia Putino ir jam pasakė: "Ei, tau reikia nutraukti šį karą." Bet prieš tai pakalbėkime apie Kiniją, nes tai turi būti didžiausia šio mėnesio naujiena, tačiau man nepavyko jos aptarti.
Taigi, aptarkime tai dabar. Kinija dabar ruošiasi Putino žlugimui, užmėgsdama tiesioginius santykius su galingiausiais Rusijos žmonėmis, kad būtų išvengta chaotiško pereinamojo laikotarpio. Tai iš tikrųjų yra labai šokiruojanti ataskaita ir ji paskelbta Wall Street Journal, tad tai gana patikimas šaltinis. Tačiau prieš pereinant prie to, noriu priminti visiems, kad Rusija ir Kinija istoriškai nebuvo geri sąjungininkai ar ilgalaikiai partneriai. Iš tikrųjų, jei pažvelgsime į jų bendrą istoriją, žinome, kad daugeliu atveju jos buvo varžovės. Rusija užėmė didžiulės teritorijas, kurios anksčiau priklausė Kinijai, įskaitant visą Rusijos tolimuosius rytus, kurias daugelis kinų vis dar laiko istoriškai kinų žemėmis. Tas nepasitenkinimas niekada iš tikrųjų neišnyko. Iš tiesų, jei dabar apsilankytumėte Kinijos socialiniuose tinkluose, vis dar rastumėte žmonių, kurie ragina Xi Jinpingą įsiveržti į Rusijos tolimuosius rytus, kol Rusija užimta Ukraina ir atsiimti tai, kas priklauso Kinijai. Dabar aš iš tikrųjų noriu jums parodyti vieną iš šių prognozių, nes kažkas tai numatė maždaug prieš 2 metus. Aš nesu labai protingas vaikinas, bet aš myliu Sarah Payne. Esu tikras, kad ir jums patinka jos vaizdo įrašai čia YouTube. Ir maždaug prieš 4 metus, arba maždaug prieš 2 metus, ji iš tikrųjų tai nuspėjo. Taigi paklausykite. Putinas, jis bando kurti imperiją nacionalizmo amžiuje, na tai pasmerkta žlugti. Ir jis nukreipė visą savo ginkluotę prieš Ukrainą. Palikdamas Sibirą visiškai atvirą, o Xi Jinpingas jau įžengė ten, dar prieš karą Ukrainoje. Ši juostos ir kelio iniciatyva po truputį atplėšė Centrinę Aziją nuo buvusios Rusijos įtakos sferos. O Putinas imasi šio karšto karo manevro, kai Rusija yra silpna, o Kinija stipri, todėl tai ypač žalinga. Ir jūs klausėte, na, kodėl tai turėtų rūpėti? Na, Rusija, tiksliau Sibiras, turi būtent tuos išteklius, kurių dabar reikia Kinijai, kurių ji geidžia ir nori, kad jie būtų greta jos teritorijos, kad kiti negalėtų į juos kištis. Ir ypač jie nori vandens, nes Šiaurės Kinijoje jie jau sunaudojo savo požeminį vandenį, o Baikalo ežeras turi daugiau nei 20% pasaulio paviršinio gėlo vandens. Taigi, jei norite greito sprendimo, tai yra geriausias variantas. O Kinija yra žinoma dėl didelių vandens projektų. Jie stato užtvankas Mekongo ir Jangdzės upėse. Jie įgyvendino milžiniškus vandens projektus. Taigi, galbūt tai laukia ir Rusijos ateityje. Kas žino? O Xi Jinpingas dabar turi visas kortas savo rankose. Kinija turi 9 kartus didesnę populiaciją, 9 kartus didesnį BNP nei Rusija. Ir jų vienam gyventojui tenkantis BNP darosi vis panašesni. Tai nėra gera žinia Putinui. Taigi, manau, klausimas nėra, ar ši broliška draugystė truks amžinai, o kada ji baigsis. Kada Xi Jinpingas nuspręs, kad turi pakankamai svertų gauti tai, ko nori. Ta prognozė dabar vyksta realiu laiku. Ir štai ką sako ataskaita. Pasak Wall Street Journal, Kinija vis labiau stiprina ryšius su Rusijos pareigūnais ir elito nariais, kurie galėtų atlikti svarbų vaidmenį po to, kai Putinas pasitrauks iš valdžios. Karas ir tarptautinė izoliacija privertė Rusiją daug labiau priklausyti nuo Kinijos. Putinas, kurį anksčiau Xi Jinpingas laikė pavyzdžiu, Xi Jinpingas 2013 metais laikė Putiną pavyzdžiu. Tai buvo tada, kai jis atėjo į valdžią. Tai buvo tada, kai jis tapo prezidentu. Taigi tai tam tikra prasme logiška, nes tuo metu Putinas jau buvo valdžioje apie 13 metų. Taigi Xi Jinpingas žavėjosi Putinu. Tačiau dabar taip nebėra. Dabar Putinas palaipsniui tapo jaunesniuoju partneriu. Rusijos valdžios institucijos taip pat atskleidė bandymus, kai Kinijos žvalgyba šnipinėjo vidutinio lygio Rusijos pareigūnus. Tačiau Rusija nusprendė to neviešinti, kad nepakenktų santykiams su Pekinu. Jie taip pat to neaptarė privačiai. Mes tai žinome tik iš Rusijos šaltinių ir tai paaiškina, kodėl taip yra. Šiandien Rusijai Kinija yra daug reikalingesnė nei Kinijai Rusija. Kinija sudaro 40% Rusijos užsienio prekybos ir apie 33% jos eksporto pajamų. O jei pažvelgtume iš kitos pusės, tik 4% Kinijos prekybos tenka Rusijai. Taigi, Kinijos požiūriu, žinoma, 4% yra nemažai. Bet tai nėra taip svarbu, kaip pavyzdžiui Kinijos rinka ar Kinijos prekės Rusijai. Ir būtent todėl Kinija iš tikrųjų naudoja šią įtaką, kad išsiderėtų vis daugiau nuolaidų. Aljansas išlieka nelygus. Kinijos prekės užplūdo Rusijos rinką, išstumdamos vietinius gamintojus. Analitikų teigimu, Kinija siekia užsitikrinti savo įtaką Rusijoje net ir pasikeitus valdžiai Kremliuje, paversdama ją dar labiau priklausomų vasalų, iš esmės marionetinę valstybę ir išteklių koloniją. Dabar yra daug dalykų, apie kuriuos norėčiau pakalbėti plačiau, bet svarbiausias iš jų žinoma yra Kinijos bandymas paversti Rusiją vasalu. Tai sako ir Rusijos elitas. Visai neseniai, šio mėnesio pradžioje, turėjome Rusijos oligarchą vardu Melišenka, kuris davė interviu ekonomistams. Šis žmogus yra labai artimas Kremliui. Jis yra turėjęs asmeninius susitikimus su Putinu, kuriuose kalbėta apie šį karą ir panašius dalykus. Iš tiesų, kai šis karas prasidėjo 2022 metais, jis buvo turtingiausias žmogus Rusijoje. Taigi akivaizdu, kad jis yra įtakingas žmogus. Ir tas žmogus duodantis interviu vakarų leidiniui tikrai buvo šiek tiek šokiruojantis dalykas. Tu pagalvoji, kodėl jis tai daro?
Na, kai perskaitai interviu, tai pradeda daryti suprantama. Šis žmogus iš esmės perspėjo vakarus dėl Rusijos žlugimo, sakydamas, kad, nesvarbu, kas nutiks po Rusijos žlugimo, tai bus bloga žinia pasauliai, nes Rusija turi branduolinių ginklų. Dabar tai buvo svarbus interviu. Mes sukūrėme pilną vaizdo įrašą savo nariams, taigi jei norite jį pamatyti, tikrai tapkite nariu. Bet tame interviu jis pasakė kai ką įdomaus. Jis sakė, kad vienas iš scenarijų, kurį jis įsivaizduoja, jei Rusija žlugtų, yra tas, kad Kinija iš esmės perimtų Rusiją. Tiesa? Kinija ją perima ir traktuoja Rusiją kaip išteklių koloniją ir vasalą. Bet jis sako, kad Rusija yra tiesiog per didelė, kad kuri nors viena šalis galėtų ją paversti marionetinę valstybę. Taigi, Kinijos požiūriu, tai būtų per didelis galvos skausmas. Ir būtent todėl, nors tai ir yra galimybė, net Kinija to nelabai pageidauja. Kinija nenori, kad Rusija žlugtų. Štai ką jis sako. Žinoma, tai, ką jis sako, nėra taip svarbu kaip tai, kad turime Rusijos oligarchą. Labai įtakingą oligarchą, kuris yra artimas Putinui, kuris yra artimas Kremliui. Viešai sako, kad Rusijos elitas svarsto scenarijų, kuriame Rusija žlunga, o Kinija ją perima. Taigi tai nėra tik kažkas, apie ką kalba žmonės už Rusijos ribų. Tai akivaizdžiai yra kažkas, apie ką galvoja net ir Rusijos valdžios ar elito sluoksnis. Žinoma, visi nesutarė, kas nutiktų, jei Rusija žlugtų, bet visi vis tiek svarsto, kas nutiktų, jei Kinija tiesiog perimtų ją. Ir tai tikrai įdomu. Dabar pereikime prie antrojo punkto, nes šis straipsnis pasirodė maždaug tuo metu, kai Putinas šį mėnesį lankėsi Kinijoje. Jis nuvyko į Pekiną, susitiko su Xi Jinpingu ir žinote, jis turėjo susitikimą. Jie kalbėjosi, fotografavosi, žodžiu, darė viską, ką daro lyderiai, kai lankosi kitoje šalyje. Tačiau viena pagrindinių priežasčių, kodėl jis lankėsi Pekine, buvo siekis sudaryti šį dujų sandorį. Putinas labai tikisi, kad Kinija ir Rusija pasirašė šį dujų, arba tiksliau dujotiekio sandorį, Sibiro galios dujotiekio. Tačiau dėja atrodo, kad šis sandoris žlugo. Taigi Putinas vyko į Kiniją tikėdamasi sudaryti šį sandorį. O Kinija jam pasakė, gal tiesiog tai nutraukime. Vietoj to, kad dėrėtumėmės, tiesiog pristabdykime dėrybas kol kas. Leiskite paaiškinti, kodėl tai yra toks svarbus dalykas. Dabar, prieš pradant gilintis į detalės, pažiūrėkime, ką Putinas pamatė, kai nusileido Kinijoje. Jis pamatė šią nuotrauką arba šį plakatą. Pažiūrėkite. Nenoriu, kad jūs sutelktumėte dėmesį į tai, kad Xi Jinpingas kažką rodo Putinui. Tai nesvarbu. Svarbu yra plakatas už jų nugarų. Ir tai buvo svarbus plakatas, nes daug žmonių Kinijoje, įskaitant ir Kinijos žiniasklaidą, jie daug kalbėjo apie tą plakatą. Štai tas plakatas visų dydžių. Tai geriausios kokybės nuotrauka, kokią pavyko rasti. Plakate Xi Jinpingas pavaizduotas fiziškai aukštesnis už Putiną, o Putinas žvelgia į jį su susižavėjimu. Ir būtent tokį žodį naudoja Kinijos žiniasklaida. Putinas žvelgia į Xi su susižavėjimu. Žinoma, galime diskutuoti, ar tai turėtų būti kažkokia žinutė ar ne. Bet ar žinote, kas iš tikrųjų labai jautriai reaguoja į tokią simboliką? Pats Putinas. Dar 2013 metais, kai prezidentas Obama viešai palygino Putino kūno kalbą ir jo sukniubusią laikyseną su nuobodžiaujančių vaikų klasės gale, Putinas tai priėmė kaip didžiulį įžeidimą. Jis labai įsižeidė dėl to komentaro. Ir tas vienintelis komentaras iš tikrųjų prisidėjo prie santykių tarp JAV ir Rusijos atšalimo. Žinoma, tai įvyko 2013 metais. 2014-aisiais Putinas įsiveržė į Krymą ir jį užėmė. Tada esu tikras, kad tai turėjo didesnės įtakos JAV ir Rusijos santykiams. Žinote, santykiai blogėjo. Bet Putinas tokį komentarą priėmė labai asmeniškai. Ir tas komentaras turėjo įtakos tam, kaip JAV ir Rusija bendravo tarpusavyje, kaip Putinas bendravo su prezidentu Obamu. Be to, propagandiniai plakatai iš tikrųjų turi labai specifinį istorinį krūvį, ypač kalbant apie Kiniją ir Rusiją. 1950 metais, iškart po to, kai perėmė valdžią Kinijoje, Mao Dzedunas pirmą kartą išvyko į Maskvą, kad iš esmės pradėtų šią Kinijos ir Sovietų Sąjungos sąjungą. Ir kai jis atvyko, jis pamatė kažką panašaus į tai, ką Putinas. Jis pamatė šį sovietinį propagandinį plakatą, kuriame Josifas Stalinas buvo pavaizduotas šiek tiek aukštesnis už Mao Dzeduną. Ir toks pateikimas buvo tyčinis. Pasak to meto ekspertų, Rusija arba tuo metu Sovietų sąjunga vizualiai norėjo parodyti Staliną kaip vyresnįjį brolį šiuose santykiuose, kaip vyresnįjį partnerį, kaip mes dabar tai vadintume tiesa. Iš tikrųjų, šis plakatas buvo klastotė. Mao iš tikrųjų buvo keliais coliais aukštesnis už Staliną. Taigi tai nebuvo kažkas artimo, tarp jų ūgių buvo didelis skirtumas. Tačiau nepaisant to, jie išleido didelį plakatą, kuriame Mao buvo mažesnis, o Stalinas didesnis. Ir žinoma, Stalinas tai pastebėjo. Ir mes visi žinome, kuo baigėsi tie santykiai, tiesa? Šaltojo karo metu tarp Kinijos ir Sovietų sąjungos kilo didelė problema. JAV iš tikrųjų pasinaudojo tą problemą. Visa ta Kissingerio susitarimo istorija, kai mes suartėjome su Kinija, kad užtikrintume, jog Sovietų sąjunga nesusivienytų su Kinija. Dabar mes tiksliai nežinome, kokį vaidmenį šis plakatas atliks. Galbūt aš per daug tai interpretuoju, bet Kinijos viduje yra žmonių, kurie, žinote, daug kalba apie šį plakatą. Todėl noriu juo pasidalinti su jumis.
Bet dabar pereikime prie didžiojo pažeminimo. Ir tai, žinoma, nėra nuotrauka. Tai Xi Jinpingo atsisakymas pasirašyti susitarimą, kurį Putinas taip desperatiškai norėjo, kad Pekinas pasirašytų. Dabar leiskite šiek tiek papasakoti apie kontekstą. Toje žemėlapyje galite matyti du skirtingus dujotiekius. Vienas yra Sibiro gale 1, kuris jau egzistuoja. Tai dujotiekis, kuris šiuo metu tiekia gamtinės dujas iš Rusijos Sibiro telkinių į Kiniją. Dabar Putinas nori nutiesti panašų dujotiekį, tik daug ilgesnį. Ir žinoma, jis vadinamas Sibiro gale 2. Šis dujotiekis sujungtų Rusijos vakarų Sibiro ir Arkties dujų telkinius tiesiogiai su Kinija. Dabar tai svarbus momentas. Tie telkiniai, naujieji, anksčiau tiekdavo dujas Europai. O dabar, kai Putinas įsiveržė į Europos šalį, Europos klientai nelabai nori pirkti rusiškas dujas. Ir abejoju, ar jie greitai pakeis savo nuomonę. Ir būtent todėl Rusija įgyvendino, arba tiksliau Putinas įgyvendino šį planą, kurį jis pats vadina posūkiu į Rusiją. Taip vadinasi šis planas. O šio plano esmė - visą tą verslą, kurį Rusija anksčiau vykdė su Europa, pakeisti naujų verslo, kurį Rusija dabar vykdys Azijoje. Svarbi šio plano dalis, žinoma, to plano pagrindas, žinoma, yra būtent šis konkretus susitarimas. Parduoti dujas, kurios anksčiau keliaudavo į Europą, vietoj to parduoti jas Kinijai. Žinoma, jei pagalvosite, tai logiška. Kinijai reikia dujų. Jie kasmet sunaudoja vis daugiau dujų. Jie sunaudoja labai daug angliavandenilių. O Rusija turi dujų, kurias gali tiekti. Jie netgi gali jų negabenti, o tiekti vamzdynu. Nežinau, kaip tai pavadintumėte, kai dujos keliauja vamzdžiu. Bet jie gali tiekti jas vamzdynu į Kiniją. Taigi abu jie turi tai, ko kitam reikia, tiesa? Rusijai reikia pinigų. Kinijai reikia produkto, kurį parduoda Rusija. Kodėl jie to nepasirašytų? Taigi čia žinoma kyla klausimas. Problema yra kaina. Kinija žino, kad turi visus svertus, ypač dabar, kai Ukrainos dronai naikina Rusijos naftos tanklaivius Juodojoje ir Azovo jūrose. Rusija daug mieliau tiesiog tiektų savo dujas vamzdynais į kitas šalis, o ne, žinote, gabentų jas laivais. Kinija savo ruoštų žino, kad Rusijai desperatiškai reikia parduoti. Ir be to, Kinija gali gauti dujų iš bet kur. Žinote, jie gali jas gauti iš artimųjų rytų. Jie turi ir vietinių tiekėjų ir esu tikras, kad turi ir kitų tiekėjų. Taigi, jiems reikia dujų, bet jiems nereikia būtent rusiškų dujų. Dabar Rusija prašo, kad Kinija mokėtų rinkos kainą. Būtent tiek anksčiau mokėdavo Europos šalys. O Rusija sako, kadangi jūs mums atstojate Europą, gal mokėkite tokią pačią kainą? Kinija savo ruoštų prašo, kad galėtų mokėti Maskvos kainą. Taigi visi Rusijoje gyventys žmonės, ne tik Maskvoje, jie gauna pigesnės dujas, nes Putinas jas subsidijuoja. Todėl jie juo patenkinti. Taigi jis parduoda dujas užsienio šalims, užsienio įmonėms. Ir jis naudoja tos pinigus arba dalį jų tam, kad subsidijuotų dujas, kurias parduoda šalies viduje. Kinija sako, gal galėtumėte mums parduoti dujas už tokią kainą, už kokią jas parduodate Rusijos piliečiams. Žinoma, Putinas tikriausiai tikėjosi, kad jie galės susitarti ir rasti kompromisą. Todėl jis ir skrido į Pekiną dėrėtis, arba, žinote, galbūt rasti kokį nors kompromisą. Kinija iš esmės jam pasakė: Ei, gal tiesiog pristabdykime dėrybas? Kinija žino, kad kuo ilgiau jie laukia, tuo daugiau svertų turi Xi Jinpingas. Todėl jie neskuba artimiausiu metu dėrėtis dėl susitarimo. Na, aš nesu daug dėrėjęs savo gyvenime, bet esu matęs daug filmų. Ir aš žinau vieną pamoką iš visų filmų, kuriuos esu matęs. Tas, kuris yra pasiruošęs išeiti iš dėrybų, dažniausiai turi daugiau svertų. Taigi logiška, kad net jei Kinija pasitraukė, jie vis tiek nori susitarimo. Bet jie nori susitarimo daug palankesnėmis sąlygomis, nei Putinas yra pasiruošęs pasiūlyti, tiesa. Be to, turiu teoriją, ko iš tikrųjų siekia Kinija. Bet tokios teorijos dar nesu matęs niekur kitur. Todėl noriu tai iš karto pasakyti. Tai yra tik mano spėlionės. Taigi turėkite tai omenyje ir parašykite komentaruose, ką manote. Dabar Kinija jau kontroliuoja daug pramonės šakų Rusijoje, ypač nuo tada, kai prasidėjo šis karas. Rusija daug mažiau ribojo iš Kinijos atkeliaujančias prekes. Tai reiškia, kad muitai buvo panaikinti. Visas kitas kliūtis buvo pašalintos. Taigi Kinijos įmonės sistemingai užplūdo Rusijos rinką vis pigesnėmis prekėmis. Ir tai privertė Rusijos įmonės iš esmės bankrutuoti. Jos negali konkuruoti su Kinijos kainomis. Iš tikrųjų, pažiūrėkite į šią ataskaitą. Rusijos bankrotų skaičius per pirmąjį šių metų pusmetį išaugo 21%. Ir dar 43% Rusijos įmonių viešai pareiškia, kad gali tekti netrukus paskelbti bankrotą. Dabar esu tikras, kad ne viską lemia Kinijos konkurencija, bet sakyčiau, kad didelę to dalį lemia būtent Kinijos konkurencija. Taigi, štai mano teorija. O kas, jei Kinija iš tikrųjų laukia ne tik tam, kad pirktų rusiškas dujas? Jie tiesiog nori nusipirkti pačius rusiškus telkinius. Ar nebūtų logiška, kad geriau turėti pačius telkinius, nei mokėti už produktą, kuris iš jų iškaunamas? Ir jei Rusija ir toliau kris taip kaip dabar, tai ateityje gali būti viena iš galimybių. Dabar aš nežinau, kiek tai tikėtina. Žinau, kad čia Jungtinėse valstijose galima teisėtai turėti dujų ar naftos telkinius, bet žinau, kad kitose šalyse taip dažniausiai nebūna. Jūs turite žemę, bet viskas, kas yra po ja, priklauso vyriausybei. Taigi techniškai jūs negalite to parduoti niekam kitam. Galbūt taip yra Rusija, tiksliai nežinau.
Bet jei taip, galbūt to siekia kinai. Kaip jau sakiau, tai tik spėlionės. Turėkite tai omenyje. Tai nėra rimta teorija, apie kurią kalba kiti žmonės. Žinoma, Kinija nėra vienintelė, kuri išduoda Rusiją. Yra ir kitų šalių, pavyzdžiui, Kazachstanas, apie kurį tuoj pakalbėsime. Bet prieš tai esu tikras, kad kai kurie iš jūsų klausia, Rusijos ekonomika žlunga, Rusijos naftos eksportas mažėja, pajamos iš jo taip pat mažėja. Taigi, esu tikras, kad kai kurie iš jūsų klausia, kaipgi Rusija finansuoja šį karą, jei ji turi problemų iš visų šių skirtingų krypčių. Na, atspėkite ką. Mes turime atsakymą. Pagaliau turime atsakymą į tai. O prieš pereinant prie to atsakymo, tiesiog greitas priminimas visiems paspausti patinka ir prenumeruoti žemiau. Tai tikrai padeda algoritmui labiau rodyti mūsų turinį. O dabar pažiūrėkime į šią ataskaitą. Iš pradžių Rusija bandė finansuoti šį karą tiesiog skolindamasi. Jie norėjo parduoti daugiau obligacijų, gauti pinigų iš visų tų, kurie buvo pasirengę jiems skolinti, ir toks buvo planas. Tačiau dėja, dėl to, kaip klostosi Rusijos ekonomika, investuotojai nebuvo labai linkę pirkti Rusijos obligacijų. Iš tiesų, per pastarąjį mėnesį arba per pastarąsias 30 dienų, Rusijos finansų ministerija surengė 4 skirtingus aukcionus, kad parduotų Rusijos obligacijas ir surinktų lėšų. Ir atspėkite ką. Visi 4 aukcionai turėjo būti atšaukti, nes niekas nepasiūlė pirkti Rusijos obligacijų. Rusija buvo tarsi atidariusi parduotuvę, kad parduotų savo obligacijas, bet niekas neatėjo jų pirkti. Ir žinoma, tai turi būti gėdinga antrai stipriausiai kariuomeniai pasaulyje. Tačiau vis dėlto situacija tapo tokia bloga, kad finansų ministerija ką tik paskelbė, jog visiškai nebevykdys jokių obligacijų pardavimų. Tiksliau, jokių obligacijų aukcionų. Tai reiškia, kad tikrasis atsakymas, kaip Putinas finansuoja šį karą, iš tikrųjų yra tas, kad jis parduoda auksą iš Rusijos aukso atsargų. Remiantis Rusijos banko pateiktą informaciją, Rusija šiais metais vien iš savo atsargų pardavė 44 metrinės tonas aukso, būtent tam, kad užkamšytų federalinio biudžeto skyles. Tai yra rekordinis pardavimo kiekis. Dabar mes tiksliai nežinome, kokią visų aukso atsargų dalį tai sudarė, nežinoma, Kremlius neskelbia, kiek aukso jiems liko. Bet vis tiek, tai turi būti blogai, kai kažkas pradeda naudoti savo santaupas, mokėti už karą, kurio jie iš tikrųjų neturėjo pradėti. Ir visa tai atveda mane prie vieno juokingiausio įrašo, kuris vienu kadru puikiai atspindi dabartinę Rusijos būklę. Turime rusų darbininką, kuris yra kalbinamas ir kurio klausiama, kaip sekasi Rusijos ekonomikai. Ir jis sako, viskas gerai. Būtent to ir tikėtumėtės iš rusų darbininko. Tačiau dėja, už jo matote, kad viskas nėra gerai. Taigi pažiūrėkite į šį įrašą. Pasididžiavimas mūsų Rusija. Kodėl būtent pasididžiavimas? Todėl, kad jie su viskuo susitvarko. Viskas gerai, čia viskas puiku, viskas nuostabu. Ar manai, kad yra? Ko nors dėl ko reikėtų nerimauti ateityje? Nerimauti? Manau, laikas parodys, ar yra dėl ko nerimauti, ar ne. Manau, viskas paaiškės rudenį. Kodėl būtent rudenį? Nes kiek dar galime visą tai kentėti? Kažkoks sprendimas dėl visko. Tikriausiai turi būti priimtas, taip manau. Tai nebuvo dirbtinio intelekto sukurtas įrašas, tai buvo tikras įrašas. Žinoma, kaip jau sakiau anksčiau, ne tik kinai išdavė Putiną. Be to, Kazachstano prezidentas padarė tai, ko Putinas tikriausiai nesitikėjo. Jie abu sėdėjo kartu konferencijos metu. Žinote, kai lyderiai sustinka, jie rengia tokią konferenciją, kur daug žmonių sėdi kartu, o tada kalba tas, kuris sėdi stalo gale. Kai Kazachstano prezidentas kalbėjo, jis viešai pasakė Putinui, ei, gal užteks šio karo. Per daug žmonių žūsta. Pažiūrėkite ir atkreipkite dėmesį į Putino reakciją, nes jis sėdi visai šalia šio vaikino. Aš nieko neslėpsiu, tiesiog pažiūrėkite į mane. Neslėpsiu fakto, kad gaunu daug signalų. Aš jūs apie juos informavau telefonu iš Europos, iš Jungtinių Amerikos valstijų. Signalai apie dabartinę situaciją. Konfliktinė situacija tarp Ukrainos ir Rusijos. Žinote, mano nuomonė, aš nuo pat pradžių sakiau, kad tai yra valstybinis konfliktas, tarp valstybinis. Mes nekalbame apie jokį pilietinį karą. Mes visada gerbėme Ukrainos žmonės, jų kultūrą ir kalbą su pagarba. Ir mes manome, kad šio konflikto esmė daugeliui, įskaitant mus, nėra visiškai aiški. Šio konflikto esmė daugeliui nėra visiškai aiški, įskaitant ir mums. Tarkime, jei būtų konfliktas, įskaitant įšalusi konfliktą tarp Azerbaidžano ir Armėnijos. Šio konflikto kilmė mums buvo visiškai aiški. Jie gilinosi į istoriją, bet čia tai labai sunku. Ir aš suprantu, kad ne. Jūs parodėte maksimalų diplomatinį lankstumą susitikimo metu Ankoridže, Aliaskoje. Ir tai tik mano kukli nuomonė, kadangi manęs klausia. Galbūt atėjo laikas pristabdyti šią konfliktą ir grįžti prie Stambulo 2.0 formulės.
nes ten buvo pasiekti reikšmingi rezultatai. Buvo gana reikšmingų. Ir natūralu, esant didžiųjų valstybių garantijoms, įskaitant Rusiją, Judėti į priekį. Nu, tada eikime toliau. Tai buvo Putino veidas, kai jis išgirdo, kaip prezidentas jam pasakė, kad laikas baigti karą. Visiškai nesimėgojo sėdėdamas ten. Dabar laimiai, visame tame laimiai Putinui, yra viena šalis, kuri pasiruošusi būti jo pusėje. Ir ta šalis yra Iranas. Matote, Irano žiniasklaida viešai pareiškė, kad jie nebijo pradėti bombarduoti Ukrainos. Ir leiskite parodyti, kodėl. Vakar ryte prezidentas Zelenskis viešai patvirtino, kad Ukraina sėkmingai smogė laivams veikusiems Kaspijos jūroje, kurie gabeno karinį krovinį tarp Rusijos ir Irano. Tai yra Kaspijos jūra, kurią matote savo ekrane. Ir galite matyti šiaurės rytuose arba viršuje, ten yra Rusijos siena. O priešingoje pusėje, pietuose, matome Iraną. Irano sieną. Dabar jau daugelį metų Rusija ir Iranas naudoja Kaspijos jūrą kaip slaptą ginklų, dronų, raketų komponentų transportavimo koridorių. Ir visko, ką tik galite įsivaizduoti. Iš tikrųjų, būtent taip daugelis Shahed dronų komponentų tyliai judėjo tarp šių dviejų šalių. Ir jūs žinote, ką Shahed dronai daro Ukrainoje. Jie naikina Ukrainos daugiabučius, prekybos centrus ir žudo Ukrainos civilius gyventojus. Ir būtent todėl Ukraina smogė tiems laivams. Bet atspėkite ką? Irano reakcija iš tiesų parodė, kurioje karo pusėje Iranas stovi. Štai ką sako Irano žiniasklaida, o tada parodysiu, ką sako Irano vyriausybė. Nežinau, kad daugelis žmonių turi įprotį palaikyti bet kurią šalį, kuri yra prieš Jungtines valstijas. Esu tikras, kad žmonės, žiūrintys šį vaizdo įrašą, tikriausiai neturi tokio įpročio. Bet žinau, kad jūs žinote, jog žmonės turi tokį įprotį. Ir daugelis žmonių palaiko žudikišką režimą Irane vien todėl, kad jis yra prieš Jungtines valstijas. Visą tą laiką nesuvokdami, kad tas pats režimas bendradarbiauja su Rusija. Jis atsakingas už tūkstančius gyvybių prarastų Ukrainoje. Tas pats režimas atsakingas už 100 000 gyvybių prarastų Irane. Tačiau vis dėlto pažiūrėkime į pareiškimą, kurį ką tik paskelbė Irano valstybinė žiniasklaida. Irano žiniasklaida dabar viešai grasina tiesiogiai smogti Ukrainai balistinėmis raketomis. Jie paskelbė šią nuotrauką, kurioje iš esmės parodyta, kad visa Ukraina yra Irano balistinių raketų, įskaitant itin sunkiąją Khorramshahr 4 pasiekiamumo zonoje. Nors tai būtų gerų raketų švaistymas. Žinoma, ne tik žiniasklaida yra prieš Zelenskį, bet svarbu prisiminti, kad Irane žiniasklaida kontroliuoja vyriausybę. Taigi tai yra valstybinė žiniasklaida, kalbanti vyriausybės vardu. Tačiau vis dėlto, Irano pareigūnai tiesiogiai puola Ukrainą visiškai be jokios priežasties. Tiesiog. Žinote, naudodami tą pačią kalbą, kurią Rusija vartoja kalbėdama apie Ukrainą. Pažiūrėkite, tai yra Irano užsienio reikalų ministras, kurį daug žmonių palaiko. Esu tikras, kad žmonės žiūrintys šį vaizdo įrašą jo nepalaiko, bet Jungtinėse valstijose yra daug žmonių, kurie palaiko šį vyrą be jokios priežasties. Štai ką jis pareiškė. Zelenskis užpuolė Irano komercinį laivą, nužudė jūreivį. Akivaizdus JT Chartijos pažeidimas padarytas Izraelio prašymu, siekiant įtraukti Europą į savo karą. Pokalbiuose su ESO vyriausiai atstove Kalas ir užsienio reikalų ministru Lavrovu aiškiai pasakiau, kad tai, ką padarė Kijevo išlaikytinis, negali likti be atsako. Tai visiškai nėra diplomatinė kalba. Iranas aiškiai parodo, kurioje šio konflikto pusėje jis iš tikrųjų stovi. Jie nuo pat pradžių rėmė Rusiją. Nors daugelis žmonių to nežino, bet Iranas tiekė Rusijai Shahed dronus. Jie statė dronų gamyklas Rusijos viduje, kad padėtų Rusijai gaminti daugiau dronų. Be to, Iranas tiekė Rusijai raketas dar prieš prasidedant Irano karui. Ir žinoma, visi tie dronai ir raketos nužudė tūkstančius Ukrainos civilių. Irano islamo režimas visiškai palaiko Rusiją. Tuo pačiu metu Ukraina iš tikrųjų sunaikina siuntas, kurias Rusija siunčia Iranai. Nes labai tikėtina, kad Iranas ketino panaudoti tuos ginklus prieš JAV karius artimuosiuose rytuose. Ir būtent Ukraina juos sustabdo. Žinau, kad jau kurį laiką nekalbėjome apie Irano karą ir netrukus turėsime prie to sugrįžti. Tačiau nepamirškime, kad tai ta pati valdžia, kuri šių metų pradžioje nužudė 40 000 savo piliečių, kai žmonės protestavo. Bet prieš pernelyg nukrypstant nuo temos grįžkime prie Ukrainos. Ir noriu jums parodyti, ką rusų pajėgos išbando, kad Ukrainos dronai nepataikytų į jų naftos perdirbimo gamyklas. Galima tai pavadinti nauja gynybinė inovacija. Pažiūrėkite. Rusija pradėjo bandyti metalinius tinklus. Jie nėra, žinote, tie audinio ar plastiko tinklai. Jie yra daug tvirtesni arba kietesni. Ir Rusija išbando šiuos tinklus virš svarbios naftos perdirbimo infrastruktūros, tikėdamasi, kad Ukrainos dronai arba įsipainios, arba susprogs dar nepasiekę įrangos. Dabar dėja, Rusijai Ukraina jau rado sprendimą šiai problemai fronte, nes Rusijos kariai darė kažką panašaus fronte. Todėl Ukraina turėjo ieškoti naujovų ir štai ką jie sugalvojo. Bomba ant tvoros stulpo. Apie tai jau kalbėjome savo trumpose vaizdo įrašuose ir socialiniuose tinkluose. Taigi, pažiūrėkite tą medžiagą. Rusija manė, kad pagaliau išsprendė dronų problemą. O Ukraina pastatė štai ką. Tvoros stulpo bomba. Grubiai atrodanti ukrainietiška amunicija, kuri rimtai neramina Rusijos kariuomenės pareigūnus.
Matote, daugelį metų maži dronai medžiojo apkasuose besislepiančius karius, naudodami granatas ir kitus sprogmenis. Taigi, Rusijos pajėgos prisitaikė. Jie kasėsi gilesnius slėptuves, stiprino stogus storais rąstais ir sutankinta žeme, pridėjo plieninės plokštes ir ištempė tinklus nuo dronų virš bunkerių, apkasų bei tiekimo kelių. Iš esmės, jie kiekvieną poziciją pavertė maža tvirtovę prieš dronus. Ir, tiesą sakant, tai suveikia. Granata, sprogusi ant bunkerio viršaus, gali apipilti teritoriją mirtinais skeveldromis. Tačiau kareiviai po apačią dažnai išgyvendavo, nes stogas sugėrė didžiąją dalį sprogimo. Būtent šį silpnumą Ukraina nusprendė išnaudoti. Ukraina vietoj standartinės granatos sukūrė bombą su ilgu stačiakampiu korpusu ir grūdinto plieno smaigaliu priekyje, dėl ko ji primena metalinį tvoros stulpą. Sunkieji dronai, ypač garsieji Baba Jaga dronai, ginklą nuneša tiesiai virš uždengtų pozicijų ir paleidžia jį vertikaliai. Ir čia prasideda visas išradingumas. Vietoj to, kad sprogimas įvyktų iš karto atsitrenkus į stogą, plieninis smaigalys pirmiausia pramuša apsauginius sluoksnius. Jis perveria žemę, medieną, metalinės plokštes ir netgi prieš droninius tinklus. Tik prasiskverbęs į bunkerį, uždelsto veikimo sprogdiklis sukelia sprogimą viduje. Ir štai taip, turime sprogimą. Tas mažytis uždelsimas pakeičia viską, nes sprogimas ankštame bunkeryje yra pražūtingas. Staiga pats stogas, sukurtas apsaugoti karius, padeda sprogimui įstrigti viduje, drastiškai padidindamas jo naikinamąją galią. Pats beprotiškiausias dalykas yra tai, kaip paprasta ši idėja. Ukrainai nereikėjo brangios raketos, kainuojančios $100 000. Vietoj to, ji pasiskolino pagrindinę bunkerį naikinančių ginklų idėją, kuri egzistuoja nuo Antrojo pasaulinio karo, ir pritaikė ją taip, kad būtų pakankamai pigi, jog ją galėtų nešti fronto linijos dronai dideliais kiekiais. Užuot išradinėjusi dviratį, Ukraina tiesiog padarė ją mažesnę ir daug prieinamesnę. Būtent todėl Rusijos karo tinklaraštininkai Telegram kanaluose kelia aliarmą. Tie bunkeriai ir priešdroniniai tinklai, kurie anksčiau suteikdavo kariams brangaus laiko, staiga tapo daug mažiau veiksmingi. Prieš pasirodant šiam ginklui, Ukrainai dažnai prireikdavo kelių dronų ir pakartotinių smūgių, kad sunaikintų vieną įtvirtintą poziciją, suteikdami gynėjams brangių sekundžių pabėgti. Dabar vienas tikslus smūgis gali pramušti stogą ir sunaikinti visus viduje. Rusijai tai tampa košmaru. Ir kol jie neras būdo tam sustabdyti, kiekvienas karys Ukrainoje turės dar vieną dalyką, kurio reikės bijoti. Bomba, kuri atrodo kaip paprastas tvoros stulpas. O be viso to, mes iš tikrųjų turime naują segmentą apie vieną dieną išgyvenimo. Ir jis ne iš kokio atsitiktinio vyruko, bet iš tikro FPV drono piloto esančio priešakinėse linijose. Taigi, tai yra tai, kuo noriu su jumis pasidalinti. Pažiūrėkite. Na, jis mūsų nevalgo. Mama, ar aš YouTube? Taip. Velnias aš. Turiu šią vaizdo kamerą. Tai basai, ar tu YouTube? Sveiki, ponė. Bus, gerai, tai yra šou, žmogau. Seras buvo all rezis. Aš nuleisiu tai žemyn. Tai priklauso nuo tavęs, Sokolai, tai padaryt. Mes įskrendame, suraskime pabaisą. Koks? 10 colių blogas šuo. Tu esi pasaulis, tai tavo pasirinkimas. Karas vienas, tai šūdas. Dango kunast. Sora. Taip, aš tavęs laukiu tavęs visą dieną, Veste. Atsiprašau. Koks filmas? Pasala. Atsiprašau, gerai, pradėkime, taip. Tai siaubo istorija. Pažiūrėsiu jį vėliau, gerai. Tai yra tai, ką Anguzė filmuoja, pala. Pasiūlymas dėl acto, kalbant apie... Taip, gal saigas tu vėks, tada kalvarsiu luok, nefilmuok. Keilas, atsiprašau, atleiskime. Ir galiausiai, buvęs JAV karinė jūrų laivyno specialiųjų pajėgų karys Chuckas Faras neseniai išanalizavo vieną ankstyvojo karo fronto vaizdo įrašą. Jame matyti angliškai kalbantys užsienio kovotojai, savanoriai, atvykę į Ukrainą kovoti už Ukrainą, stabdantys Rusijos puolimą. Chuckas išsamei aptarė taktinius sprendimus ir viską paaiškina. Tačiau šis įrašas bus parodytas iškart po svarbios žinutės. Tad paklausykite ir tada pereisime prie įrašo. Vienas dalykas, kuris man niekada nepatiko YouTube, yra tai, kai kūrėjai prašo paremti kanalą, bet iš tikrųjų nieko už tai neduoda atgal. Aš pats taip dariau, todėl žinau, kad tai neteisinga. Visada jaučiau, kad tai atvirkščiai. Būtent todėl mes sukūrėme Basics Insider. Jei tampate nariu, jūs ne tik palaikote mūsų kanalą, bet ir iš tikrųjų gaunate kažką vertingo mainais.
Kiekvieną dieną mes įkeliame išskirtinius vaizdo įrašus, kurių čia, YouTube, nepamatysite, nes tiesą sakant, mes tiesiog negalime jų čia skelbti. Mes daug giliau nagrinėjame pasakojamas istorijas, skiriame daugiau laiko detalėms, kurios netelpa į šiuos vaizdo įrašus, ir žinoma detalėms, kurios nepatinka algoritmui. Be to, mes pasitelkime patyrusius kariškus veteranus, tokius kaip Čakas Faras, kurie analizuoja vaizdo įrašus iš fronto linijos, paaiškina, kas iš tikrųjų vyksta ir atskiria faktus nuo propagandos. Vienas didžiausių privalumų, kurį turime Basics Insider, yra tas, kad mums nereikia rūpintis algoritmu, nes mūsų neremia reklamos, todėl mums nereikia jaudintis, ar algoritmas rekomenduos mūsų turinį. Galime nušviesti istorijas, kurių kitų atveju nebūtume nušvietę, nes mums nerūpi reklamos užsakovai. Be to, tai necenzuruota išplėstinė informacija tiems, kurie nori suprasti šios konfliktus giliau nei antraštės. Ir, žinoma, neslėpiu fakto, kad jūsų narystė taip pat mums padeda. Realybė tokia, kad YouTube algoritmas nuolat keičiasi. Reklamų pajamos kyla ir krenta. Vieną dieną vaizdo įrašai yra rekomenduojami, o kitą dingsta. Taigi, kuriant narių bendruomenę, galime toliau kurti nepriklausomą turinį, visiškai nepriklausydami nuo algoritmo. Taigi, jei jūs domina išsamesnė analizė ir norite padėti mums tęsti šį darbą, spauskite prisijungimo mygtuką žemiau arba apsilankykite basicsinsider.com. Beje, jei naudojatės YouTube programėlę savo iPhone arba Android telefone, kaina yra didesnė, nes App Store taiko savo mokestį. Taigi, jei nenorite mokėti tos kainos, galite apsilankyti mūsų kanale naršyklėje, savo telefone arba kompiuteryje. Būtume labai dėkingi, jei prisijungtumėte ir labai ačiū už jūsų palaikymą. O dabar grįžkime prie mūsų vaizdo įrašo. O tai rusiškai tiesa? Taip, manau, dabar jie turi šiek tiek karo grobio. Mane žeidžia, kad kaip banglentininkas matai šiuos vaikinus darant hang loose. Žmogau. Tai švaru. Tai bičiulė. Tai atrodo kaip daugiafunkcinis įrankis, kuris sulaikė kulką. Oho. Nemanau, kad tai tikras kabar peilis. Tiesiog pasakysiu. Ir aš nežinau, kokia buvo susidūrimo dinamika Samai. Bet jei kas nors praranda savo peilį ir ginklą, žinai, taip, gerai, tai man šiek tiek pasako apie tai, su kuo aš kovoju. Taigi, kokios buvo pasekmės? 2 žuvę Ukrainos komandos nariai? 2 žuvę iš bepiločių komandos, Ukrainos pusėje 2, o 6 iš Rusijos komandos. Oho, na, tai blogas susidūrimas. Žinai. Palauk, ne, aš kvailas. 2 žmonės nužudė komandą, kurią stebėjome. 2 žmonės nužudė dronų komandą. Ir dar 6 nužudė komandą, kurią stebėjome. Gerai, manau tas vaikinas, kurį akivaizdžiai kliudė rikošetas. Žinai, tai nedidelė žaizda. Nenoriu būti pašautas į galvą. Taigi, gerai jam. O tavo draugas turi tavimi pasirūpinti. Ukrainiečiai turi dronus, kurie numeta termitinių granatų paketus. Taigi, štai vienas sprogsta. Kas iš tikrųjų juokinga, tai vienas iš šių vatnikų. Visų pirma, jie pakelia uždangą ir šis vaikinas iš tikrųjų sieks butelio vandens, kas yra. Taip, gerai, sėkmės su tuo. Bet kas tai yra? Jie paima ryšulį termitinių granatų, o termitinė granata atrodo kaip pilkos spalvos dūminė granata. Ant jos yra violetinė juostelė. Tai viena iš tų granatų, ji turi saugos rankenėlę ir ištraukiamą žiedą. Ištrauki žiedą, paleidi saugos rankenėlę, bet jis sprogsta iš karto ir iššauna srovę. Tai tarsi miltelių pavidalo aliuminis ir termitas, o miltelių pavidalo aliuminis padeda užsidegti. Ir žinote, jūs nustatote šios dalykus, jie iš tikrųjų sukurti naikinti. Mes juos nešiojamės tam, kad naikintume, žinote, net mūsų pačių kriptografinius ar radio įrenginius, bet jūs uždedate jį, žinote, įmetate į transporto priemonę ir tai tiesiog kaip tas ateivis, Semai. Nieko negalima to užgesinti. Tai vadinama D klasės gaisru. Jei tai vyksta lėktuvnešyje, jie turi traktorių, kuris jį nustumia per kraštą. Tu negali jo užgesinti ir jis tiesiog išlydys plieną, kaip filme Ateivis. Jis tiesiog pereis iš vieno aukšto į kitą, į dar kitą.